Kodėl daugiausia alaus parduodama penktadienį? Taigi, yra dvi priežastys. Iš tikrųjų, jas abidvi nustatė anglų mokslininkai pasiremdami psichologų išvadomis. Taigi, yra du dalykai. Vienas yra trūkumas socializacijos, tie, kurie geria baruose, kurie eina bendrauti, linksmintis arba nenori likti vieni. Ir antras dalykas, tie, kurie geria namuose. Taigi, tie, kurie geria namuose, arba tiksliau sakant, čiulpia alų namuose, jiems iš tikrųjų pasirodo trūksta moters dėmesio, meilės, apkabinimų, šilumos ir taip toliau. Taigi, jeigu šeimoje yra kažkokia tai nesantaika ir trūksta moteriško dėmesio ir švelnumo, tada vyras pasirenka gerti alų. Kodėl? Todėl, kad pirmas alaus bokalas padeda atsisakyti moters. Antras bokalas dažniausiai padeda atsisakyti visko, ko reikia iš tos moters. Ir jeigu nenori, kad tau reikėtų išgerti trečią bokalą alaus, pasirašyk, pasitarkim, kaip atsisakyti šitos priklausomybės, kaip pakeisti alaus gėrimą savo naudingą veiklą. Taigi, lauksiu tavo žinučių, kaip visą laiką, nuorodą palieku čia apačioje.